Braškutės pyragaitės, uogelių nuotykiai. Blizga! Pažiūrėkit. O, kaip gražu! Su žiema! Sulaukiam žiemos! Atsargiai, pupsiuk. Gal kas norite dar obuolių sulčių? Norėčiau braškutę. Kaip jas padarai? Be galo skanios. Paprastai, Slivute, reikia pašildyti obuolių sultis, įdėti apelsino žievelės. Apelsino? Kaip aš jį mėgstu? Įpilti šiek tiek citrinos sulčių. Mano mėgstamiausių. Truputėlį cinamono ir mano slaptą ingredientą. Kokį? Gerus norus. Aš įsivaizduoju, kaip draugai jomis mėgaujasi ir jos tampa labai skanios. Jei daugiau jų atsigersime, jausimės tikrai kaip žiemą. Na, jo šaltokos, bet sniegas nepamaišytų. Aš taip laukiu sniego, kad rodos girdžiu jį krintant. Lauke sninga. Dabar einant sniegu girgždės batai ir vilksime šiltas striukes, kursime židinius, braškutė keps spanguolių sausainius. O visų geriausia vyks spinduogių puota. Nekantrauju ją puošti. Čia stovės maisto stalas, ten kabos kaspinai, prie šios sienos pastatysime kėdes. Slivute, pradedu galvoti, kad šiemet spinduogių puotos kavinėje nesurenksime. Kodėl? Atnešu karštą sultis. Atleiskite, noriu praeiti. Matai, uogelių miestelis jau nebe toks mažas. Tiesa, nuo praeitos žiemos gerokai padaugėjo gyventojų. Gali neužtekti visiems vietos, bet jei ne čia, tai kur? Sugalvojau. Išsiskirsime ir ieškosime didesnės vietos. Pažiūrėkime šen bei ten. Šen bei ten? Kažkur aplink. Puiku. Nuotykiai sniege. Gera mintis. Smagu. Ar radote vietą puotai? Ne. Ir aš ne. Na, aš radau plokščią kelmą. Ant jo daug vietos, bet nėra pastogės. Sušalsime į ledą, arba susirgsime, arba visą laiką drebėsime. Mes vis tiek nepasiduosime. Kai sušilsite, eisime ieškoti toliau. Aš eisiu kartu. Mergaitės, radau nuostabią vietą. Eime. Na, ką manote? Puiki vieta puotai, tiesa? Nežinau, Slivute, o kas jei kas nors nukris nuo šakos ir susižeis? Be to, kur statysime stalus? Ne. Ta vieta apačioje. Oho, šilta, erdvu ir gražu. Ši vieta tobula. Šaunuolė, Slivute. Pasisekė. Šaunuolė, valio Slivutei. Žinojau, kad tau pavyks. Slivute, kadangi pasistengi ir suradai šaunę vietą, gal norėtum organizuoti visą šventę? Mielai. Kągi, pagalvokime.
Aš atnešiu indus, puodelius, servetėles ir staltiesės. Braškutė, gal pasirūpinsi užkandžiais? Žinoma. Avietėlė ir apelsiukė. Gal viską papuošite? Aišku. Valio. Ką manote, jei palubėse pakabintume krepinio popieriaus girliandas? Popierinės girliandos bus mėlynukė, citrinukė. Ar pririnksite jonvabalių, jais apšviestume salę? Žinoma. Einam jų ieškoti. Mes su avietėle taip pat eisime. Verčiau pradėsiu ir aš. Teks viską paruošti per 2 dienas. Ačiū Jums, draugės. Surengsiu geriausią iki šiol matytą spinduogių puotą. Kaip gražu, mergaitės. Atrodo šauniai. Geriausia tai, kad iki puotos liko dar 1 diena. Vadinasi, turiu laiko pasiūti prašmatnes staltiesės. O aš spėsiu surasti geros muzikos. Mūsų laukia tokia smagi puota. Tiesa, bet iki tol turime dar daug ką nuveikti. Pailsėkime ir pasimatykime čia anksti ryte. Kas čia nutiko? Dingo visi užkandžiai. Nebėra nei vieno jonvabalio. Suplėšytos visos girliandos ir staltiesės. Jei tai pokštas, tai visai nejuokinga. Kas galėjo tai padaryti? Nežinau, bet čia labai jauku. Galėčiau ir nusnausti. Nėra laiko snausti. Reikia ruošti viską iš naujo. Viskas per niek. Nusiramink, Slivute. Turime dar visą dieną. Žinoma, einu pririnkti dar jonvabalių. O aš noriu sužinoti, kas galėjo būti toks negeras. Toks negeras. Na, jis tikrai ne iš Uogelio miestelio. Būtent, ko gero tai pašalinis. Ir aš sužinosiu, kas jis. Parodysiu jam, kas yra Slivutės rūstybė. Pupsiuk, tu nemėgsti spanguolių. Pupsiuk, atsargiai. Kodėl trukdai kepti sausainius? Juk sakiau, kad turiu daug darbo. Nagi, kvailute, pažaisime kiek vėliau. Braškutės kavinė. Malonu, kad paskambinot. Braškutė klauso. Labas, Slivute. Ką? Aha. Jūs visos nakvosite medyje? Tai vienintelis būdas apsaugoti, kad niekas visko nesugadintų. Rodos bus šaunus pižamų vakarėlis, gal vėliau prisijungsiu. Turiu iškepti dar šiek tiek užkandžių. Palauk. Pupsiuk, atnešk. Atnešk man pirštinę, gerai? Kepu spanguolių sausainius. Jie mėlynukės mėgstamiausi. Man gera vien pagalvojus, kaip jais apsidžiaugs. Pupsiuk. Pupsiuk, ne. Slivute, atrodo, man prisijungti nepavyks. Kodėl? Na, sakykime, kad įvyko kai kas neplanuoto. Sėkmės. Pasilinksminkite. Pasimatysime ryte. Iki. Jergutėliau, kas tau pasidarė, išdykėlį? Kas? Ak, tu manei, kad spanguoliukė tavo kamuoliukas? Vaje, galvojai, kad ketinu jį iškepti? Atleisk, kad nesupratau. Eime, paieškokime tavo kamuoliuko. Štai. Štai. Gal dabar leisi pabaigti kepti sausainius? Na ir visa kita.
Manote, kad mes tą kažką pagausime, jie tikrai sugrįš. Ir aš jų lauksiu. Ei, labai spigina. Atleisk. Noriu pasiruošti įsibrovėliams. Slivutė? Jie neateis, jei bus taip šviesu. Tiesa. Kaip manote, kiek turėsime laukti? Šios grindys labai kietos. Taip, nepanašu į patalus. Sugalvojau. Gal parsineškime tą krūvą krepinio popieriaus? Ant jos buvo labai patogu. Gera mintis. Nežinau, mergaitės. Juk stengiamės išlaikyti ją tvarkingą. Nesijaudink, Slivutė, ryte ją vėl išnešime. O čia tikrai jauku. Labai patogu. Bet turime išlikti budrus. Viskas gerai. Dėl tavęs pasistengsime. Tiesą sakant, Slivutė, nemanau, kad tie nenaudėliai čia sugrįš. Kas čia buvo? Vėjas? Nukrito gili? Labai didelė snaigė? Pasiruošusios? 1, 2, 3. Tai tik porelė mielų burundukų. Jie atrodo mieli, bet iš ties yra tikrai įsibrovėliai. Aš neleisiu jiems sugadinti mūsų puotos. Ei, šalin iš čia. Teisingai, verčiau sprukite. Čia mūsų vieta. Mums pavyko. Dabar galime grįžti namo? Taip, tik pirmą apsisaugokime. Štai, turėtų apsaugoti nuo tų nedorėlių. O dabar eime prigulti į tikrai patogias lovas. Rytoj laukia didi diena. Spinduogių puota. Kaip nekantrauju švysti jų šventinėmis suknelėmis. Jos nuostabingos. O aš išmokau naujų šokio judesiukų. Pasidžiaukime gardžiai šiandien mūsų laukiančiais užkandžiais. Ačiū. Pasidžiaukime ir Slivutę, kuri vadovavo mūsų pasiruošimui. Dėkoju. Džiaugiuosi, kad visų gyventojų šį vakar laukia žavi spinduogių puota. Taip, salė atrodo nuostabiai. Turi ją pamatyti, braškute. Būtinai. Pasimatysime ten, kai baigsiu pakuoti. Gerai, iki pasimatymo. O ne. Tik ne vėl. Kažkas apgraužė mūsų užkandžius ir išvaikė visus jonvabalius. Kažkas miegojo mūsų girliandose ir jie vis dar čia. Kągi, bandote sugadinti mūsų šventę? Kelkitės, kelkitės, nenaudėliai. Bėkite iš čia. O dabar reikia kuo greičiau viską sutvarkyti. Liko mažai laiko. Kas čia? Nežinau. Atrodo, tai artinasi. Bėkime. Bėkime. Šitaip elgtis negalima. Dar niekas nėra taip bjauriai su manimi pasielgęs. Nagi, mergaitės, metas juos pamokyti. O mokytoja būsiu aš. Sudie. Kas tai?
Pala, koks čia garsas? Jaučiuosi kaip koks šerbetas. Viskas, jie prisiprašė. Dabar žinos, kad nevalia erzinti slyvutės pudingutės. Pažiūrėsime, kaip jie įsibraus į čia dabar. Ne, tik ne sukneles. Tuoj pat grįžkite. Ar girdite? Kas ten? Braškutė ir pupsiukas. Kas čia vyksta? Šoliuojantis agrastai. Kas nutiko? 2 išdykę burundukai vis gadina mūsų papuošimus. Dabar, kad mus paerzintų, pavogė ir mūsų sukneles. Burundukai? Labai keista. Paprastai jie būna baikštus. Turbūt tam yra kažkokia priežastis. Tai jų darbas? Tai bent niekšeliai, tiesa? Sudraskė mūsų dekoracijas. Radome jos miegančius tarp šių skiaučių. Tai patinka ne jiems vieniems, avietėliai irgi patinka juose miegoti. Na, juose išties visai patogu. Taip, tikrai. Štai ir atsakymas. Koks atsakymas, braškutė? Įsibrovėliai ne burundukai, o mes. Mes? Jie susirado šią vietą, kad turėtų kur šiltai žiemoti. Ko gero, jie ją atrado dar prieš slyvutę. Bet kodėl reikėjo kėsintis į mūsų spinduogių puotą? Vakar niekaip nesupratau, kodėl kepant spanguolių sausainius pupsiukas nuolat ant manęs lojo. Tačiau pažvelgus į tai jo akimis, supratau, kad jis palaikė spanguolę jo kamuoliuku ir manė, kad aš noriu žaisti. Tai pažvelkite į šį medį iš burundukų pusės. Nors atrodo, kad jie vagia maistą, tačiau jiems tai būdas prasimaitinti žiemos metu. Tai kas mums yra skiaučių krūva, jiems yra lova? Teisingai, avietėlė. Tai visą laiką bandėme išvaryti juos iš jų namų? Deja, taip, slyvutė. Dabar jaučiuosi siaubingai. Nagi, mergaitės, neškime viską namo. Bet kur rengsime spinduogių puotą? Manau, kai ką sugalvojau. Ei, bičiuliai, gal galime pasikalbėti? Mes jūsų neskriausime. Mes labai atsiprašome, kad bandėme atimti iš jūsų namus. Norėtume pakeisti spinduogių puotą į žiemos miego puotą. Ar jums tiktų? Kiekvienas į šventę atsineštų kažką dovanų. Taip jums užtektų maisto visai žiemai. Where are they going now? Try your way to the top. Once you start, never stop. And if you fall, get up and go again. When we do our best, that's what counts. Forget the rest. We can all be champions here and now. It's time for you to show the world you can shine. Never, ever, ever say never. Don't give up on what you believe. Oh, never, ever, ever say never. 'Cause you gotta dare to dream. I don't have to know it all to know that one thing is for sure. Don't ever, 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 ever give up on what you believe.
šauniausia puota iš visų. Ir aš nepamenu už ją geresnės. Padėti burundukams man buvo kur kas smagiau nei rengti įprastą spinduogių puotą. Ir man. Tai pavertė šventę ypatingą. Tai tarsi braškutės slaptas sulčių ingredientas. Geri norai? Taip. Šventė buvo ypatinga, nes nuolat maščiau, kai burundukai žiemodami džiaugsis jaukiais namais ir užkandžiais. Kažin, jiems patiko šventė? Manau, tai viską pasako. Saldžių sapnų. Pasimatysime pavasarį.